Sveiki visi, taigi su jumis vėl Norbis ir mano antroji pamoka. Šioje papasakosiu apie kintamuosius. Pirmasis kintamasis tai būtų tekstinis. Jis rašosi tiesiog kabutėse rašote savo tekstą, pavyzdžiui, sveiki ir uždarote. Tada antras kintamasis skaitinis. Jis rašomas tiesiog be kabučių. Pavyzdžiui, galite parašyti bet kokį skaičių ir tiesiog uždarote. Išvesti kintamuosius galima arba, jeigu norite integruoti į pačią pradžią, tai rašote tiesiog tekstinis, pavyzdžiui, ir toliau galite jau rašyti, pavyzdžiui, tekstą ir uždarinėti. Ir jums tada atvaizduos sveiki ir asdas. Tai va, dar galima integruoti truputį kitaip, pavyzdžiui, tekstinis, pridedate taškelį, lygų, tada čia pridedam, pavyzdžiui, kablelį ir uždarome. Ir va šitame išvedime tiesiog pridedam va čia taškelį. Ir mums tada atvaizduos sveiki su, galima sakyti, pridės dar simbolį kablelis. Ir po kablelio išves šitą tekstą. Tai yra labai paprasta dirbti su kintamaisiais, tačiau į kintamuosius dar galima integruoti įvairias funkcijas, apie kurias aš papasakosiu vėliau, kiek vėliau. Taigi, ką čia dar papasakoti? Daugelis turbūt paklaus, kodėl būtent dvigubi šitie. Bet nežinau, aš kažkaip pripratęs dirbti su dvigubais, su ne viengubais, pavyzdžiui, tai yra su tokiam, o ne su tokiam, nežinau kodėl, bet galima ir naudoti, kam patogiau, tokius, bet tada jūsų HTML kode reikės naudoti tokius, kadangi negali būti PHP kodas rašomas su tokiais pačiais kaip ir HTML. Taigi čia viena iš didžiausių naujokų klaidų, kad tiesiog neskiria HTML kodų nuo PHP ir rašo visur dvigubą arba viengubą. Jeigu norite, pavyzdžiui, dar prirašyti paaiškinimą, tiesiog jums 2 slešus padedat ir rašote. Ir šitas tekstas jau nebus skaitomas prie kodų, kadangi jis rašosi žalia spalva. Tai manau apie kintamuosius tiek. Siūlom jums naudoti tai daugeliu žinoma programą Notepad++. Ji yra labai patogi programavimui. Čia atskiria spalvas visas ir tiesiog skaičiuoja kodo linijas ir taip toliau. Galite tiesiog uždarinėti, atidarinėti, labai patogi. Galite tiesiog, pavyzdžiui, sukurti naują, parašote, kai išsaugojate, galite išsirinkti labai daug įvairių galūnių. Ir čia gali būti ir HTML, ir CSS, kiek žinau. Tada HTML mums žinoma, PHP ir daug kitų galūnių. Šita programa labai patogi, siūlau visiems ją naudoti. Tai galbūt kam įdomu bus, kas čia pas mane buvo atidarytas index.php failas. Čia rašiausi truputį WWP
SAP serveriui tokia mini išvedimą. Kai va matote, čia yra kintamieji, kartu jau su raw funkcija. Šito išmoksite žiūrėdami tolimesnės pamokas. Čia jau integruota kartu su MySQL, su IP adreso išvedimu, pavyzdžiui, kintamasis ir funkcija serveris remote addr išgauna jūsų IP adresą ir tiesiog galite išvesti. Tai, manau, tiek būtų šitoje pamokoje. Dėkui už dėmesį, laukite tęsinio apie funkcijas.